Birželio 22 dieną Oškiniuose prie Seivų ežero vyko joninės. Iškilmių dalyviai ėjo pro šventinius vartus, būrėsi į ratelius, pagerbė ąžuolą ir ugnį, palydėjo besileidžiančią saulę, plukdė vainikus bei ieškojo paparčio žiedų. Joninės Lietuvoje yra labai svarbi ir labai pati smagiausia vasaros šventė. Joje dalyvauja ir jaunimas, ir vyresni, tai vainikų, burtų, įvairių siautimo šventė. Ir mes Kalvarijoje kasmet organizuojame jonines, o šiemet taip paprašius kolegiai sutikau čia Punske pabūti kriviu. Ir mėginsime uždegti jūsų laužą. Birželio 22-24 dienomis Lietuvoje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. Trumpiausia naktis nuo seno buvo sumistifikuota, manyta, kad ji stebuklinga. Lietuviai šią naktį švęsdavo rasų šventę. Uždegsim, šeimininkas uždegs didelį laužą ir šoksime iki paryčių. Jeigu kas dabus, datvers, apie vidurnaktį paskelbsiu paparčio žiedo ieškojimą, o paparčio žiedas šiemet tikrai sužydės. Tad sekite, klausykite. Na, o dabar mes atėjom prie Kupolės medžio. Tam, kad vėlesnės apeigos turėtų prasmę, tai mūsų šventėje dalyvaujančios laumės, raganos, regėtojos turi šią vietą dezinfekuoti, išnaikinti visus negerus dalykus ugnimi. Ta vieta turi likti švari. Joninių yra stebuklinga naktis. Ta naktį išvakarėse reikia rinkti žolynus, nes jie turi žymiai didesnę galią, kaip surinkti kitą kartą. Ir jie sako labai daug, jie ne tik turi gydomą galią, bet ir nusako ateitį. Tokia burama. Taigi įvairūs turi prasme. Reikia surinkti 9 žolynus iš laukų, 9 laukus iš miškų, 9 laukus iš balų, 9 žolynus iš pievų. Ir tada iš tų žolynų priklausomai kaip jie sudėti, kokie tai yra žolynai, kokio ilgio, ar su žiedais, ar be žiedų, ar su šaknim, ar be šaknų, ar ilgi, ar trumpi, ar daug žiedų turi, ar visiškai neturi. Nuo to galima pasakyti žmogaus būsimą ateitį. Na, aišku, ar tai tiesa, ar netiesa, tai reikia įsitikinti po metų. Rasos šventės išvakarėse moterys rinkdavo gydančias žolėles, nes tikėta, kad šį vakarą surinktos žolelės įgyja gydymo galių. Taip pat visi gražiausi žolynai, žiedai supinti vainikam, jaunimui šią naktį irgi labai daug pasako. Pirmiausiai, tai vainikus galima mėtyti ant kupolės, kiek iškelinto karto vainiką numes merginos ar vyrukai, po tiek metų sukurs laimingą šeimą. Paskui
vakarėjant, temstant jau, reikia vainikus plukdyti į vandenį, į ežerą ar į upėje. Ir kieno vainikai susieina vienas į kitą, tie žmonės tampa draugais. Arba jei tai vyro ir moters vainikai susitinka, galbūt taps šeima. Ant aukštojo kalnelio užaugo žalialapis, ant aukštojo kalnelio. Dobilo žali lapai, dobilėlio 3 lapeliai, dobilio žirgelius ganys. Dobilo žali lapai, dobilėlio 3 lapeliai, dobilio žirgelius ganys. Ąžuolo. Kelkis jaunas broli, kelkis jaunas broli, nusipraus burnelę, nusipraus burnelę, atsikėlęs nusipraus senam tėvui motinėliai sudie pasakyk ją, sudie pasakyk. Tegyvuoja Lietuva, kaip tas žalias ąžuolas. 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 Lietuvos ąžuolai žaliuos, ąžuolai žaliuos, žemė Thank you.